Ledinuko karalystė. Artūro Rulinsko tekstas. Iškirsto miško šaltinio upė. Įveikę didelį sunkumų ruožą per kalnus, keliautojai pradžiugo, išvydę gražų žaliuojantį miškingą slėnį kalno papėdėje. Per vidurį tekėjo srauni upė, plūstanti iš kalnų. Pagaliau! Ir jie pradėjo sveikinti vienas kitą. Šis ėjimas per kalnus juos taip išvargino, kad atrodė, jog nieko sunkesnio ir pavojingesnio gyvenime nebuvo patyrę. Ir jie manė, kad likusi kelionės dalis dabar jau bus tarsi pasivaikščiojimas po žydintį sodą. Man atrodo, jei mes šį didžiulį rąstą įridensime į upę ir ant jo susėsime, tai srovės nešami ir nuplauksime kelio dalį. Vis geriau nei savomis kojomis keliauti, pasakė meilės tėtis Ąžuolas. Oi, koks šaltas vanduo, nustebo meilė. Teka tiesiai nuo kalno, kur tirpsta sniegas, jai paantrino Ramunė. Sėkmingai susėdę ant rąsto, jie nuplaukė tolyn ir priplaukė prie miško nusprendė įsikurti. Einam rinkti pagalių. Užsikursim laužą ir išdžiūsim, tarė Ąžuolas. O aš einu pažiūrėti, kas yra už kalnelio, pasakė Ledinukas. Ta pačia upė nebeplauksime, nes šiame slėnyje yra kita upė, trykštanti iš šaltinio ir tik ją galima pasiekti ledo karalystę. Draugai, pasklidę po miškelį paupyje, pamatė labai daug iškirstų medžių, tačiau džiaugsmingas Ramunės balsas jų nustebimą perkeitė džiaugsmu. Visi čionai! Kuo greičiau! Pažiūrėkit, kokie nuostabūs grybai. Tai patys gražiausi kada nors matyti baravykai ir raudonviršiai, kalbėjo jie. Bus karališka vakarienė ir uogų čia pilna skaniausių didžiausių, avietės, gervagės, o ant žemės kiek visokių auga. Kai sutemo keliautojai užsikūrė laužą, susėdo užkasti keptų grybų ir uogų. Ir tada netikėtai prabilo Dainius. Man ši vieta nepatinka, tarė jis. Šitie iškirsti medžiai yra dykumo šalies darbas. Man tai labai pažįstamas vaizdas. Taip, jam paantrino Ąžuolas. Ir kirsta visai neseniai, nes ir medžių kelmai ir likusios šakos dar žaliuoja. Manau, jie ir čia jau išsiveržė ir pradėjo savo juodą darbą. Matau, kad tas pats laukia ir miško šalies, iš kurios mes iškeliavome, savo nuomonę pasakė Jovaras. Visiems besišildant prie laužo tolumoje pasigirdo garsai ir pradėjo šviesti šviesos. Atrodo, be reikalo užsikūrėme laužą, tarė Dainius. Dabar jie mūsų sekė ir pagal garsą galiu pasakyti, kad su motociklais ir keturračiais raudonšvarkiai atvažiuoja mūsų pasiimti. Reikia bėgti, tarė Ramunė. Bet kur? Bėkime tą kryptimį, kurią nuėjo Ledinukas, nes jie nuėjo ieškoti upės tekančios iš šaltinio, per kurią galėsime pasiekti ledo karalystę, tarė meilė. Greitai užgesinę laužą jie pasilenkė prie žemės per iškirstą mišką, kiek įmanydami pradėjo bėgti į pusę, kurioje galėjo būti nauja upė. Va ten, manau, mums tai reikia bėgti už tos kalvos, parodė Jovaras, ir visi klupdami ir griūdami bėgo per kelmus, o juos per iškirstą mišką vijosi motociklų gauja. Pakliuvom į spąstus, šūktelėjo Dainius. Mums galas, gyvus palaidos! Iš tiesų, nuo kalvos žvelgiant priešais, juos buvo tas upelis, apie kurį kalbėjo Ledinukas. Iš tolo nors ir buvo tamsu, jie matė, kad prie upelio šaltinio kita raudonšvarkių gauja. Nustebdama motociklo garsus, šlykščiais riksmais ir speigu, surišę rankas už nugaros, stumdė ir pagaliais daužė Ledinuką. Greičiausiai įtardė ir reikalavo išduoti likusius keliautojus. Bėglius besivientis motociklininkai jų nepastebėjo, nusuko patogesniu keliu ir nulėkė žemyn prie ūžaujančios gaujos. Greičiausiai pamanė, kad visi sugauti. Ledinuk, norėjo garsiai šaukti meilė, bet suprasdama, kad tokiu šauksmu visus išduotų, ji tik tyliai kūkčiojo, jos skruostais bėgo ašaros. Jis žinojo, kad šitaip nutiks ir ten nuėjo tam, kad jį suimtų, o mes galėtume pabėgti ir keliauti į ledo karalystę, svarstė jį. Mums reikia jį išvaduoti, kitaip niekur iš čia neisime, tarė Ąžuolas. Bet mes nepajėgsime, jam atsakė Ramunė. Pažiūrėk, kiek jų su motociklais, su kirviais, mečetėmis ir pagaliais. Man labai baisu, ką darysime. Man atrodo, turime nepastebėti nueiti prie to upelio ir tada matysime, ką daryti, tarė meilė. Ir visi darydami didžiulį lanką, naktį nukeliavo prie upelio. Draugams prie upelio prieiti buvo labai sunku, nes krantai buvo aukšti. Tinkamiausią vietą jie rado visai arti šaltinio, iš kurio tekėjo upelis. Ten buvo ir valtis, greičiausiai raudonšvarkių. Per atstumą jie matė prie stulpo pririštą Ledinuką ir aplinkį visą gaują raudonšvarkių. Jiems pažįstamas raudonšvarkis, kuris lankėsi tetos tuopos namuose, kažką grėsmingai aiškino Ledinukui. Ką dabar daryti? Ar mėginti stoti į nelygią kovą su raudonšvarkiais, ar pasinaudoti tą galimybę, kad niekas nesaugo valties? Žinau atsakymą, tarė meilė.
Ledinukas atėjo mūsų išvesti iš šalies, kurią jau pradėjo kirsti raudonšvarkį ir nuvesti į ledo karalystę. Šį vakarą jis nukreipė raudonšvarkių dėmesį ir mūsų nesuėmė. Nors ir sunku mums nuspręsti, turime pasitikėti juo ir neįkliūti raudonšvarkiams. Jiems ne ledinukas yra reikalingas, o mes, kad mus pavertų ir mes kirstume jiems miškus. Jausdami kaltę ir gėdą, kad negali švatuoti ledinuko, draugai tyliai sulipo į valtį ir raudonšvarkių nepastebėti išplaukė upeliu, kuris tiesiausiu keliu nešė juos į ledo karalystę. Pradėjus plaukti, raudonšvarkiai juos pastebėjo, pradėjo šaukti, tačiau neturėdami kitos valties negalėjo jų sugauti, o srovė buvo stipri ir juos nešė greitai. Keletas raudonšvarkių mėgino motociklais vytis palei krantą, tačiau ir vienas ir kitas griuvo, atsitrenkė į nukritusių medžių kamienus, o valtis nešama upelio srovės keliavo ledo karalystės link. Pasakojimo tęsinys kitame numeryje.